Iš arbūzininkų dažnai girdžiu klausimus, kokią žemę mes sėjam. Tai sėjam iš šios firmos durpeta žemė, profesionalus substratas, sėjimui, iššaknydinimui. To žemė atrodo taip. Tokia puri, lengva, graži. Jų daiginimui labai mums yra pasiteisinę, gražiai auga. Tai tokią patys naudojam. Kai kurie naudoja su perlitus, tokiom granuliam, kad tokia būtų žemė puresnė. Arbūzai nemėgsta sunkios žemės, kuri nekvėpuoja, kuri užlaiko drėgmę. Tai tokios žemės arbūzai tikrai nemėgsta. Žemė yra pelyje, ypač kai jeigu vėsoka būna. O šita jinai tokia kvėpuojanti ir puri. Štai arbūzų sėklos sudygo. Jeigu šilumos pakankamai gavo sėklos, kaip minėjau, kad turėtų būti pakankamai šilta dygimo metu, daugiau negu 25 laipsniai šilumos, tai sėklos per maždaug 3 paras išdygsta. Pasitaiko, kad ilgiau dygsta, savaitę ir daugiau, bet tokiu atveju šiluma būna nepastovi, tai didėja, tai mažėja, sėkloms tas nepatinka, dėl to išdygsta vėliau, jeigu apskritai išdygsta. Tai va, tai savi yra pliusai su tom patelėm, tamponėliais, kaip sakyt, daigint. Minusas tame, kad lieka beicas ant jų ir šiek tiek nusiplauna. Va, matote pagal spalvą, kad beicas nuo sėklų nusiplauna, bet tai pradžioj labai esminio dalyko nėra. Šiek tiek ir lieka, tai padeda sėklai augti. Tai laikas dėti į vazonėlius. Dar dalis augintojų sėklas dezinfekuoja kalio permanganatu. Mano pastebėjimu sėklas su beicu, kuris matot, čionais yra melsvos, jos jau yra paruoštos auginimui su apsauga ir su trąšom, tai jų dezinfekuoti tikrai nėra būtina. Nes jūs jeigu dezinfekuojate, tai jūs ir nuplaunate tą apsauginį sluoksnį paruoštos sėklos su tomis medžiagomis. Tai jeigu sėkla būtų be beico, kaip pavyzdys šitą, sakykime, sėklytą be beico, tai tokiu atveju jūs galite dėl šventos ramybės dezinfekuoti su kalio permanganato. Bet kas yra su beicu, pasikartosiu, kalio permanganato dėti į jo tirpalą nėra būtina.